Vilnius šiandien yra vienintelis miestas Lietuvoje, kur mokyklos nemažėja. Ir norisi, kad taip ir būtų ir ateityje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turėsime visi daug malonių darbų. Tai reiškia, kad mes turėsime gyvą ir darbingą miestą, o bet kuris miestas gali būti gyvas tik tada, kada turi daug gerų gyventojų. Lietuvai, miestui Vilniui ir visiems mums reikia nespecialistų. Reikia gerų žmonių, gerų asmenybių, pilnaverčių, išsilavinusių, žinančių, mokančių, besidžiaugiančių ir be abejo atsakingų. Ir nebejoju, kad jūs kaip mokyklų vadovai su savo kolektyvais, mokytojais Vilniuje būtent tokią kartą ir auginsite asmenybių ir žmonių.